Sveiki! Šiandien kovo 27 diena. Aš vėl Ukrainoje aš jau daugiau negu savaitę laiko, galima taip pasakyti. Pusantros savaitės atšvenčiau gimtadienį, įdomioji situacija, apie tai galbūt bus daugiau parašyta, kai po kokių 2 savaičių, ką dariau, kažkas manęs prašė, kad norėtų pamatyti, kaip viskas atrodo, bus detaliai aprašyta, kaip viskas vyko. Bent jau toj savaitėje, kur dirbom intensyviai su vienu projektu. Tai va, ką galima iš to projekto sakyti? Pirmas dalykas, aišku, viena iš nemaloniausių žinių tai buvo, kad žuvo lietuvis karys. Nemaloniausia tai, kad mūsų žiniasklaida pradėjo eskaluoti situaciją, nežinodama visų detalių. Šiek tiek ir nesąmonių prirašė, kiek aš žinau. Bet yra kaip yra, aišku, pirmas dalykas, ko aš nenorėčiau, tai kad mano šeima sužinotų iš žiniasklaidos, kad kažkas įvyko. Jeigu konsulas nieko nepranešė, reiškia, tam yra kažkokia priežastis. O tai, kad mes ištransliuosim pirmi, mes parodysim, kokie kieti, mes pradėsim eskaluoti, kaip čia pavojinga darytis reklamą. Tikrai buvo šlykštu. Sąžininkai sakau, buvo šlykštu, kai tik aš čia buvau, su kai kuriais bendravau žmonėm čionai. Tai, kaip pasakė, taip nesidaro niekas. Ta prasme, pirmiausiai turi būti informuota šeima ir šeima turi sutikti pirmiausiai, tai kad ištransliuota informacija. O pas mus prasidėjo ataka tokia, kad buvo žiauru žiūrėti. Tikrai teko ir su tėvu pakalbėti, paskambinti, nes buvo klausimų tokių žmonėms. Tai tiesiog sakau, situacija negraži. Tai trumpai tiek. Aišku, ką gero pamačiau, tai pamačiau labai daug dalykų. Karas vėl keičiasi. Negaliu pasakyti, kad į blogą ar į gerąją pusę, kas įdomiausiai, jisai keičiasi. Ir keičiasi visa savo koncepcija. Tai, sakykime, jau, kaip sako, dronai eina į antrą planą. Kalbant su vienos brigados vadu, tikrai gavom detalę situaciją, nes reikėjo atlikti mūšio lauko vertinimą, tai padėjo su informacija mums. Tai sakyčiau, kaip jisai sako, 10 dronų pataiko į tanką, tankas toliau važiuoja. Tankas paprastai nieko ten daug nepatobulintas, uždėtas panceris, tai yra šarvas papildomas, uždėta ta visa tinklo apsauga, viskas, tai užtenka tanko. Jeigu visą tai padarai, tankas yra nepažeidžiamas. Tarsi nesunaikinamas. Tai va šitoje vietoje dronai praranda savo esmę. Aišku, dronai praranda, teisingai dronai, neskraidant amuniciją, bet dronai, nes jeigu norime pramušti tokį reikalą, reikia specialiai konstruoti šaudmenį, daryti droną, aš ne droną, o jau skraidantį čia amuniciją kurti, drono pagalba, ir va tada mes turėsim su standartiniais dalykais, ką čia dabar matom per YouTube'us, per viską, kai FPV užkabinama RPG-7 granata ir smogima į tanką, tai yra praktiškai resursų švaistymas daugiau negu nieko. Tai yra fiksacija. Galima daryti su dronai šiai dienai, ką jie dar daro, tai yra fiksacija, transportas juda, fiksuoji, tada atidirba artilerija, nustatytam taške. Tai yra vėlgi tas pats targetingas, nes žinai, per kur kas važiuos, kokiais keliais naudosis. Tai gali būti atsišavo artilerija, būti paruošus jau duomenis, pasako pasiruošti, jie padarė, tie užbaigė darbą. Tai vat drono ateitis jau, galima sakyti, bus nulemta įdomia kryptim, sakyčiau, ne tokia, kaip bandė čia parodyti, kad už $500 mes tankus naikysim, ne. Realiai jie turės labai siaurą nišą arba kryptingą darbą, naikinti lengvus taikinius, neapsaugotus taikinius ir fiksuoti taikinius. Čia daugiau galbūt apie taktiką reikėtų pakalbėti uždaram rate, apie tai nekalbėsiu, kaip fiksuoti taikinį vieną ar kitą. Tai yra ištestuota, dirba, viskas puiku, bet einama link to. Tai kai sakau, švedai turbūt, nežinau kiek metų atgal, sukūrė savo tanką be bokštelio, tai yra vikšrai ir išeina iškart vamzdis. Vamzdis pasukamas vikšų pagalba, reiškia, vikšrai pasisuka ir vamzdis pasisuka. Vamzdis tik tai dirba tiek viršun apačion ir jeigu neklysiu, labai nedaug į šoną, bet šito negaliu garantuoti. Tai tokį tanką būtų turbūt šiai dienai lengviausiai apsaugoti nuo visų šitų dronų ir turėti gan efektyvę pralaužimo priemonę. Kai čia dar daug kas aiškina, kad tankai prarado esmę, šarvuočiai prarado esmę. Ne, neprarado. Pažiūrėkit paskutinę operaciją Nadijivkos. Kas įvyko?
Tankai, šarvuočiai. Tankai darė pralaužimą, palaikė ugnies priemonę, kaip ugnies galę, artilerija ir šarvuočiai dirbo kaip taksi. Išvežė į mūšio lauką, į atakos rajoną, ten įsilaipino ir rengė pėstininkus. Tai vat be šito dalyko dronais nelaimėsim karo. Nestatykime visos, kaip sakant, galios į vieną sistemą. Tai yra viskas turi būti kompleksinis sprendinys ir dronai reikalingi, taip reikalingi. Kai kur matau, kad jie turi persvarą būtent šitam kare, apie tai galbūt galima bus toliau pakalbėti. Bet vat, jeigu kalbant apie sunkiosios technikos pusėje, tai vat, kaip artilerija, jie nepakeis artilerijos, bet jie pagelbė artilerijai. Tai vat, dabar, ką aš ir matau, tai vat, jau jie eina į savo tą vėžę. Tik tai klausimas su amunicija. Ar jūs naudosite tą pačią amuniciją, kur artilerija, ar bus gaminama atskiros linijos dronams. Tai va čia iškils klausimas, nes jeigu bus artilerija, tai, kaip sakant, kaina vėlgi išauga ir visa kita. Sakau, čia yra didelė diskusija. Dabar apie dronų esmę. Dronai grįžta vėl tie patys dronai, Mavikai, Auteliai, tiksliau Didžavo sistemos, Autelio sistemos, kurios turi termokameras, tiesiog patruliuoja karuselės principų mūšio lauke, atranda kertinius taškus, juos stebi 24/7, aišku, kada yra didelis vėjas, kada yra lietus, tada jau jie nedirba. Tai ant jų yra pakabinti vogai, ir tiesiog kas įvyksta, jie stebi lauką, atvažiuoja transportas, jį seka, kariai įsilaipina, arba duoda jiems nueiti toliau, arba jeigu yra kažkur netoli būdintis dronas, pakelia komandą FPV droną, kuris atakuoja atvažiavusią mašiną. Tai čia įvairios situacijos modeliuojamos. O antras variantas, kad einanti komanda į užduoties rajoną, nes daug užduočių vykdoma, kaip nekeista, pėsčiomis, nors galėtų per tam tikrą laiką jau išsivalyti kelius, pravažiavimo kelius, daryti žvalgybą. Ta prasme, kas įvyksta? Įvyksta tai, kad einant sužeidžiama metamas vogas ant vieno iš karių, sužeidimas karys ir laukiama, kol ateis parama. Kai tik ateina parama, metamas antras vogas arba karuselės būdu atskrenda antras dronas su 2 dar vogais užtaisytas. Taip stengiamasi padaryti kuo daugiau žalos. Teko nematyti, sakykime, išklausyti vieną atsitraukimą. Čia yra tarptautinio legiono karys. Dabar išėjęs 2 paras šliaužė iki ukrainiečių pozicijų. Pagarba tokiam kariui, tikrai pagarba. Jie turėjo nedėkingą poziciją, ten bandė užmesti ir padegamaisiais užtaisais juos degint ir sprogstamaisiais, tai priėmė sprendimą atsitraukinėti, kadangi ryšio neturėjo, tai vat vėl viena iš priežasčių, kur yra bėda, nėra ryšio pakankamo. Jie atsitraukinėjo link ukrainiečių, laikė atstumą, viens tarp kito 20 metrų ir jo porininką tiesiog numetė vogą. Jo pasirinkimas buvo paprastas, eiti atgal padėti, bet tas, kur buvo sužeistas karys, sako, neik šalia manęs, aš vis tiek miręs ir neturiu pasiėmęs užstrigo kaip žodis, kad stabdyt kraujavimą, užtraukti. Tai vat turniketų neturiu. Tai kai sakė, jis net palengvėjo, kad paprašė neiti. Tai supraskit, kiek reikia būti psichologiškai, morališkai stipriam, kad paprašyti, kad tavęs neitų gelbėt. O antras dalykas, pačiam išbūti blaiviam prote, kad nepult, nepasiduot panikai, nes realiai draugas išgelbėjo draugą. Jis leido jam gyventi, suteikė antrą šansą išgyventi. Dabar tas karys yra ligoniai, prijungtas prie vamzdelio, galūnės apdegintos, stiprus nudegimai, tikėkime, kad nereikės amputuoti galūnių, visi kiti sužeidimai, nugara visa skeveldrose, tiesiog tokia situacija. Tai va, taip atrodo šiai dienai frontas, čia viena iš dalių, apie tai, kai sakoma, daugiau pakalbėsiu, tada kada galėsiu, po 2 savaičių, aš ką ir sakiau, nes ten buvo daug dirbama tam krašte, tai už tai tokios labai įdomios informacijos turiu ir, davė susidaryti vaizdą. Tai va, dar kartą dėkui Jums, kad stebit kanalą. Taip, išeinu po 2 savaičių, galima sakyti, eterį. Tiesiog esu pervargęs. Sąžininkai sakau, esu pervargęs. Ne tik, kad pervargęs, galbūt net ir perdegęs. Dabar 2 dienas tiesiog guliau lovoj tupai, kai aš sakau. Tiesiog net neskrolinau tupai, kad
ne rutuliukų stumdai ant grandinėlės, o tiesiog scrollini, net nežiūri ekraną, scrollini, viskas. Tūpas, perdegimas, pervargimas, nieko, viskas gerai, atsigavo. Matot, darau reportažą, išėjau į miestą, Kyjivą, grįžau, čia Kyjive stoviu, darydamas reportažą, išeisiu kavos atsigert, pavalgyt skaniai, kai sakant, nes teko gyventi kariškam Hilton viešbutyje, grįžti 5 vakaro, dar šviesu, atsiguli, stogas, per stogas kiauras, matai dangų, žvaigždės, tokiam sąlygom gyvena kariai. Taip, jos yra nedėkingos. Gerai, einam turbūt prie žemėlapio, kas visiems aktualu yra. Galima kalbėti apie tai būtų. Taip, kažkas parašė, bet tiek to. Nieko svarbaus. Taip, aišku, kas fronto linijai vyksta, iš tikrųjų didelių pakitimų nėra. Jeigu taip kalbant, čia pradedama daug spekulacijų visokių atsirasti su mūšio lauku, tas, anas, trečia, bet realiai pakitimų didelių nėra, kurie padarytų kažkokį tai perversmą mūšio lauke tiek vienai pusėje, tiek kitai pusėje. Abidvi pusės šiai dienai yra išsekusios ir tai akivaizdžiai parodė tą situaciją, kurioje aš buvau, kur aš mačiau, sakykime, tikrai buvo darbas daromas su, kas nekeista, dirbom su specialiųjų pajėgų kariais. Čia buvo tikrai didelė patirtis. Aš nekariauju, ginklo neturiu. Tiesiog reikėjo jiems pagalbos. tą pagalbą galėjau suteikti, bet kad ją suteikti, mums reikia suprasti, ko reikia iš mūsų ir ką jie gali, ką ruošiasi daryti. Tai buvo renkama informacija, rekognoskuoti, tai teko daug pavažinėti po rajonus, po štabus, sakykime, kur veikia ir diversinės grupės, perspėjo, kad gali būti visko, turėkit ginklus, visą kitą neturėjau. Aš visuomet laikaus politikos, kai mūšis prasidės, ginklų bus, todėl važiavo ginkluota apsauga, tarsi vadai, kurie važiavo, turėjo apsaugą, ginklų visuomet yra. Jeigu reikės, mūšis bus, įsivelsim, nėra problemos. Bet tai nėra tikslas dalyvauti mūšė, tai yra tikslas suprasti, kaip vykdomos operacijos, kur yra klaidos, kodėl tai stoja, tai yra išmokti tas klaidas ir jų nedaryti. Tai va čia yra svarbiausia. Ta dalyką mes darom, yra ataskaita paruošta, atiduota jau ir iš tikro į pirmam žmogui, su kuriuo aš bendrauju iš gynybos štabo, sakykim. Viskas dirbama. Tai va, ką mes turime šiai dienai, būtent žemėlapį. Tai pradėkime vėlgi nuo Sūdžos, jau net ne Sūdžos, o Kursko krypties. Čia liko labai nedaug mėlynos teritorijos už sienos, tai jeigu, sakykime, sieną pažymėtume, kaip visi mūšiai atrodo, tai čia yra taip. Kai matot, pilka zona eina mėlyna zona, tai mėlyna zona yra mūsų, kontroliuojama, įsitvirtinta. Toliau vėl išeinam į pilkąją zoną, kuri įeina į mūsų teritoriją, ukrainiečių draugų. Ir kai matot, jinai praktiškai tiek tęsiasi. Iki va čia Volodymyr Rivka tęsiasi pilkoji zona išplėsta. Aišku, išplėsta ir vienoje ir kitoje pusėje yra. Tai kas vyksta čia, vyksta intensyvus mūšiai, čia realiai, kur pilka zona, tai dirba diversinės grupės, kaip ir sakau, juda po vieną karį, kartais net nesupranti, ką jie veikia ir ką daro. Ateina į miško juostą, vienas karys be ginklo netgi, kasa apkasa, ukrainiečiai nenaikina, tik stebi. Nu, sakau, karas pasikeitė visai iš to tokio konvencinis, tapo labiau toks partizaninis, aš galbūt pasakyčiau, nes visi konstruoja šaudmenis, visi viską daro, bet kariauti kažkaip nesiruošia, neplanuoja, trūksta daug idėjas. Tai sakau, man tas labai paliko tokį sukrenčiantį įspūdį, kad, nesupranti, kas vyksta. Tai va, ką mes čia turime, tai va tokia situacija. Aišku, pagrindiniai mūšiai vyksta, nori, nenori, kaip ir sakau, čia šituose rajonuose. Priešas bando įeiti į gilumą, aišku, atkovoti šitas mėlynas teritorijas. Daugiau nieko čia tokio intensyvaus nėra. Aišku, Kursko srity pasireiškia aviacija, kas nekeista, nes tai rodo gerą požymį, kad šitoj krypty nedirba priešo PVO. Tai jau yra geras žingsnis. Tai čia aviacija padirbėjo, sunaikino vieną štabą. Toliau buvo visai nebloga situacija
Tiotkinė, tai va čia, kur irgi ta pat atkovota yra teritorija, kaip minėjau, praeitoje apžvalgoje. Tiotkinė yra grūdų elevatorius ir kažkodėl ten labai lenda į tą grūdų elevatorių. Tai tiesiog užvakar atskrydo, tik nežinau kurie lėktuvai, bet ir F-16 jau buvo fiksuoti, kas skraido šitam rajone, ir Arsuškės tiesiog paleido aviacinės bombas ir sunaikino elevatorių. Tai ten turėjo pagal preliminarius duomenis žūt apie kuopą. Tai čia jau yra kaip ir smagus dalykas. Toliau mes turime situaciją Demydovo, tai yra Briansko sritis, praktiškai ant sienos, kaip matot. Čia yra brūkšniukais pažymėta siena. Tai yra Kursko srities siena, Demytovka, Grafovka, galima sakyti, šitoj kryptyje. Daugiau gal Demydovkos kryptis, Popovka. Popovka, Demydovka yra kaip ir po ukrainiečiais, Demydovka nepilnai gal po ukrainiečiais, Popovka yra pilnai kontroliuojama, čia yra ukrainiečiai įsitvirtinę ir jeigu neklystu, Kondratovkoj ukrainiečiai aptiko vėlgi rusų karių susitelkimą ir čia sunaikino apie 30 priešo karių. Vėlgi ta pati aviacija, ne Haimersai, ne kas, bet būtent aviacija. Aišku, Haimersai padėjo užėti šitą teritoriją, jie atliko savo darbą, o dabar, galima sakyti, buvo sunaikinta aviacijos pagalba. Taip pat žuvo propagandistė čia viena, bijau pameluoti, kurioje vietoje tiksliai 225 batalionas įėjo į štabą, bet čia buvo Briansko kryptyje. Bataliono štabą, sunaikino bataliono vadą ir paėmė dokumentus. Dokumentai jų, pasižiūrėkit, 225 batalionas Širjajevas, jeigu neklystu, pulkas jau galbūt dabar skaitos atskirasis pulkas. Anksčiau vadovavo Širjajevas, tai ten sakė sudėti yra dokumentai. Tai galite pasižiūrėti, kokius dokumentus paėmė, kas sudėta. Tai galima sakyti, kad ukrainiečiai diktuoja savo sąlygas. Taip, rusai, sakysit, laimi, čia juda į priekį. Aš kai sakau, teritorija paėmimas tai dar nieko nereiškia. Reiškia, kaip tu toliau darai, kaip tu darai manevrą, kaip tu darai reidus ir taip toliau. Priešui neleisti ramiai ilsėtis. Reiškia, priešo pajėgos yra ištempiamas dar į didesnį, ilgesnį frontą. Ta, ką dabar ir parodė Briansko kryptis. Tai kokios 4 savaitės čia bus neaiškus veiksmai. Čia greičiausiai turės iniciatyvą būtent ukrainiečiai. Toliau po 4 savaičių turėtų perimti iniciatyvą jau Rusija, nes jei užtrunka visam procesui suvaldyti, reikia apie 4 savaičių. Taip, toliau mes turime situaciją Lipki, galima taip pasakyti. Lipki. Glibokėje. Atsiprašau, Vovčianskas, Glubokoje. Tai va čia mes turim situaciją be pakeitimų. Tai va lygiai taip pat yra priešas įstrigęs čia. Ukrainiečiai irgi yra sustabdę, stabilizuota situacija, kai matot, vyksta vietinės reikšmės mūšiai, galbūt viena kita taktinė situacija pagerima. Taip ir viskas klostosi. Toliau judam link Kupiansko krypties. Čia situacija darosi įdomi, iš tikrųjų labai sudėtinga situacija. Sakyčiau, ukrainiečiams dėkingesnė, rašystams tikrai sudėtinga, nes pirmas dalykas yra upė Oskylas, per kurią reikia persikelt, o kad per ją persikelt reikia padaryti perkelas. Čia ukrainiečiai neleidžia jiems daryti perkelų, tai realiai vyksta pėstininkų pagalba mūšiai. Tai čia vyksta 1-2 karių mūšiai. Priešas tiesiog bando eiti visom kryptim, tai yra čia Kudraševkos kryptimi bando judėti lygiai per čia, bando taip pat šitoj vietoj atkovoti prarastas prarastas pozicijas, galima sakyti, Dvoričinas kryptie Vašyčia bando daryti savo įtaką, bet realiai tai nėra intensyvūs mūšiai. Tai yra visa teritorija realiai kontroliuojama dronais. Dronais. Toliau bandoma Fiholivkos kryptimi judėti, Krasne Peršė, taip pat Kamenskė,
Topoly. Taip atrodo visa va šita linija, nėra ramios vietos, bet tai nėra intensyvus mūšiai, kai sakau, jie yra pasyvus, šiandien jie užėmė kažkokią vietą, rytoj ukrainiečiai kažkurią vietą užėmė, tokie pasikeitimai vyksta. Toliau judam link Nadijivkos, tai yra, galima sakyti, netgi gautasi Vilties kaimas, tai visai neblogai atrodo, čia vat, 3 brigada, 3 pulkas, jau dabar arba jau korpusas, jeigu aš neklystu, pervadintas, tai bus arba jau yra į korpusą pervadintas, tai yra 3 Azovo, sakykime, ką mes žinome. Tai jie čia padarė operaciją, labai puikiai atkovojo šitą teritoriją ir užėmė. Tai reiškia, priešas buvo priverstas atsitraukti ir nuostolių turėjo. Taip, turėjo, taip pat puolimo metu tai yra normalus dalykas, yra žuvusių, yra sužeistų, bet teritorija atlaisvinta nedaug, paruoštas plasdarmiukas, kur greičiausiai pradės dabar, kadangi jų teritorija, kiek suprantu, nuo šitos perkelos iki dar giliau, čia yra didelė teritorija, jie gina, tai pradės kramtyti Lozavoje, Andrijivka, šitoj vietoje jie turėtų pradėti kramsnuoti, jeigu sugebės išvystyti iniciatyvą ir pakankamą paramą ugnies galio, pakelti ugnies galį ir pakankamą paramą turės. Tai jeigu šitą turės, aš manau, kad prasidės, realiai turėtų prasidėti būtent šito pleišto lyginimas. Tai čia būtų optimalus variantas ir optimaliausias sprendimas šitoje situacijoje. Tai reiškia, nuimtų šiek tiek krūvio nuo Borovos dėmesio ir perkeltų į jų gynybą. Dabar jie tą bando daryti, visur bando taip pat kontratakuoti, kaip matot, rodiklėlės rodo jų kryptis puolimo, tokie pleištukai yra padaryti ir jie sustoja. Toliau, labiausiai temta situacija turbūt šitoj kryptyje yra Terny, tai yra, kai matot, priešas šiek tiek juda į priekį, čia yra pajudės šiek tiek pleištų, bet vėlgi ta pati problema yra pravažiavimas, upė čia trukdo judėti ir užtvankos. Tai šitoj vietoj priešas yra sustabdytas, užfiksuotas, bet ukrainiečiai neturi jokių pajėgumų judėti į priekį. Jeigu kalbant toliau, mes kalbam apie Torecką, turėtume kalbėti. Bilohirovka situacija be pakeitimų, Torecko kryptyje, kai matom, situacija suvaldyta, jie kaip ir dabar matom valdo, vis dėlto iniciatyva Torecke pripažįsta, kad valdo ukrainiečiai, čia vienas kvartalas perimamas po kito, žemėlapis tai būna perimtas, tai vėl grįžta atgal, tai yra labai dinamiškai besisukanti situacija, tai šiai dienai čia, sakyčiau, apylygės jėgos kaunasi, bet kad viena pusė turėtų didelį pranašumą arba iniciatyvą ir kita negalima to pasakyti. Časiv Jaras, kai matom, lygiai taip pat, visiškai be pakeitimų, priešas bando judėti iš kairio flango, taip pat bando vėl veržtis keliu, bet, kai matom, jokių proveržių per 2 savaitės nėra šitoje vietoje. Tai galima sakyti, kad priešas yra tikrai išsekęs arba greičiausiai telkia savo pajėgumus, kažkur darys dalinių atnaujinimą ir smūgiuos. Didžiausias įtarimas yra, kad tai bus vis dėlto Pakrovsko kryptis, nes Pakrovskas jiems labai aktualu turėti, paimti, tai būtų viena iš didžiausių pergalių per šitos metus, sakykime, keletą metų, tai vienas iš didesnių miestų jų kailė būtų pasimaišęs. Aišku, ir šiai dienai yra pats artimiausias šitas miestas. Kai matom, šitoj vietoj ukrainiečiai įsitvirtino neblogai, atkovojo teritoriją ir prieš neleidžia. Todėl priešas pradėjo daryti operacijas per Tarasivką ir bando išeiti į Novopoltavką, bet greičiausiai bandys išeiti Novolenivką. Ir per čia bandyti atkirsti šitą kelią. Aišku, jis yra labai dabar stipriai nenaudojamas, bet fronto liniją aprūpinti jisai pakankamai yra tinkamas, nes vis dėlto čia juda ir logistika juda. Kelias yra visai neblogo stovio.
Toliau priešas, kaip matom, yra sustabdytas Lysivkoje, čia situacija yra be pakeitimo. Ukrainiečiai iniciatyvą laiko Ševčenko kryptyje, tai yra prie Ševčenko kaimo. Čia bando perimti iniciatyvą ir atkovoti pozicijas, kurias jie buvo praradę greituoju būdu, čia be pasipriešimo praktiškai buvo atsitraukta. Piščenė, čia taip pat išlaiko Kotlinėje, kai matot, neleidžia toliau judėti priešui link Pakrovskos, kelio Pakrovskas užstrigo pavadinimas. Pavlogradas, atsiprašau. Tai vat neleidžia išeiti ant to kelio ir atkirsti logistiką, nes per čia eina logistika pagrindinė į čionai, į šitą kryptį. Toliau Uspenivkoje laiko iniciatyvą ir bando, kaip visada, testuoja dabar iš tikro ukrainiečiai, ką aš matau, tai yra sekundė. Taip, teisingai čionai, tai yra bando testuoti Novotrotskę. Reiškia, greičiausiai bandys išeidinėti, neleidžia pamažinti, Novotrotskė ir išeiti ant Ševčenko, sujungti šitas dvi kryptis, tai reiškia atkirsti šitą pleištą ir tokiu būdu įsitvirtinti, parodyti savo viršenybę būtent šitoje kryptyje, kad jie kontroliuoja situaciją. Toliau, ką mes turime, tai mes turime situaciją prie Andriivkos, čia ukrainiečiai sugebėjo sustabdyti priešą, netgi kontratakuoti ir vis dėlto gina puikiai Konstantinopolį, kur neleidžia priešui judėti į priekį. Priešas čia yra lokalizuotas, sustabdytas ir daugiau neturi, sakykim, kol kas neturi jokios iniciatyvos. Kas atsidarė, tai atsidarė Zaporižės kryptis, suaktyvėjo, kaip ir sakėm, kažkam ruošiamasi, tai čia buvo Petichankė kryptyje. Tai šitoj vietoj priešas suaktyvėjo ir pradėjo savo atakas. Aišku, ką jis bando padaryti, tai atkovoti, išlyginti šitą pleištą. Kol kas čia yra jo iniciatyva, šiek tiek yra atkovotos teritorijos labai nedaug, tai yra taktinė situacija pagerinta ir tiek čia lygiai taip pat kaip Nadijivkoje padarė ukrainiečiai. Tai va, šiandien turim tokią situaciją fronto linijoje. Kai matot, tikrai nėra tragedija, ukrainiečiai laikosi, visko kol kas užtenka, geriau, mažiau, daug kas dirbama dronais, artilerijos nemažai yra pakeista dronų pagalba, sakykime, aišku, kur nuskrenda kilogramas, 2 kilogramai ir kur skrenda 8 kilogramai, yra labai stiprus skirtumas, bet tikrai jie laikosi ir daro viską, kas įmanoma. Kas įdomiausia, tai yra statistika, dabar artėjom prie 10 500 sunaikintų tankų ir artėjom prie 22 000 sunaikinto šarvuočio. Tai reiškia, turim labai neblogą statistiką, kad vieną tanką dengia greičiausiai 2 šarvuočiai, kaip ir turėtų tai būti, ir tokiu būdu šiaip turėtų 3 šarvuočiai dengti. Reiškia, priešas yra stabdomas, nes priešas patiria daugiau negu 70% nuostolių, jisai įstoja. Tai ta situacija rodo, kad priešas nesugeba sutelkti šarvuotos technikos ir išvystyti puolimo, nes tai yra vis dėlto dronai sugeba fiksuoti, puikiai dirba, mačiau netgi video, kaip dirba mūsų dževelinai sutikti, aišku, ne mūsų NATO pajėgų, mūsų jau turbūt kas buvo iš mūsų išėję jau yra sunaudota, o kalbant apie tai, kas dabar yra, tai yra būtent iš Amerikos atėjusios partijos ir puikiai dirba dževelinai, daromas pasalos, atakuojama priešo sunkioji technika. Tai ką, dar kartą dėkui jums visiems už tai, kad stebėt kanalą, kad remiat per Contribui platformą, kai kas registruojatės per šitą platformą, YouTube'o. Dar kartą spauskit like, rašykit komentarus ir iki sekančio. Tikiuosi nedingsiu 2 savaitėm, bet visko gali būti. Darbas yra svarbiausia, o apžvalga patys suprantat, kad yra daug informacijos, jos galima susirasti, aš darau ją kitokią, tai dėkui dar kartą, kad stebėt.